Pasitikime pirmąją komandą Tėvynių sąjungą. Yeah! You guys rock, 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 man! Ir laukiame Tėvynių sąjungos. Aš žinau, bus įdomu, Auksė ir Kimo. Wow! Papildomas reportažas apie Tėvynių sąjungą. Žiūrime ekranus. Kadangi anksčiau pritrūko laiko išvardyti visus Tėvynių sąjungos nuopelnus, darome tai dabar. Kimo Arbas. Jau 3 metus Lietuvoje gyvenantis Amerikos lietuvis. Sakosi gimęs beveik ant ugnikalnio pačiuose Havajuose. Savo karjerą pradėjęs nuo grafiti meno, sienų tapybos, veiklą išplėtojo iki filmų režisieriaus, vokalisto, menininko, kuriančio vaizdo instaliacijas ir performansus. Kuriu filmus, muziką ir instaliacijas, taip pat performansus, spalvotą grafiti meną ant sienų. Niujorke turėjau kelis pasirodymus su Jonu Meku ir tai buvo labai šaunu. Rodžiau savo darbus Los Andžele, Niujorke, Vokietijoje, Lietuvoje, Kijeve, Gruzijoje ir Australijoje. Kimo nepritarė kitų kūrėjų teiginiams, kad komandoje dirbti sunku ir tvirtina atvirkščiai. Esą būtent tai jam mieliausia. Kaip režisierius, mėgstu dirbti su žmonėmis ir taip įgyju vis daugiau patirties. Ir norėčiau dirbti su didelėmis komandomis ir nuveikti didelius darbus. Dar jis tvirtina, kurias tik dėl kitų. Menas tik dėl savęs, ne man. Manau, kad menas yra puikia kalba padedanti bendrauti.
Antroji Tėvynių sąjungos pusė, kaunietė Auksė Petrulienė, yra Kauno dailės instituto grafikos studijų magistrantė. Nepamirškime, kad Artotlon laida yra čempionatas. Todėl su malonumu pristatau mūsų garbingą komisiją. Gintaras Šeputis, vienas iš Vilniaus dailės akademijos fotografijos ir medijos meno katedros įkūrėjų, videomenininkas, kūrybinės reklamos agentūros direktorius. Lolita Sutkaitienė, kino kritikė, žurnalistė, televizijos laidų apie kiną bei kultūrą prodiuserė bei vedėja. Deimantas Narkevičius, skulptorius, videomenininkas, tarptautinės Vincento Van Gogo ir nacionalinės premijų laureatas. Aš tiesiog norėčiau paklausti, čia prieš tai buvę performansai, nors tema yra menas be pavadinimo, turėjo pavadinimus, tai gal ir jūs turite pavadinimą tam, ką rodėte. Ačiū. Taip, mūsų pavadinimas yra Gaivalas. Taip. Ar dar yra klausimų? Tai kieno čia Gaivalas buvo, ar Kim, ar Auksės? It was our unity as artists. But besides that, the concept... Tai buvo menininkų junginys, bet koncepcija paimta iš tikro gyvenimo. Galite interpretuoti kaip norite, bet tikimės, kad įžvelgsite Auksės darbe dieviškąjį pradą, kuris kontroliuoja nematomą pasaulį. We imagine you could possibly envision Auksė as a goddess who controls the unseen world. And I'm just a regular guy. O aš ten buvau tiesiog normalus vaikinas, dirbantis sunkų darbą, ir man pasirodo natūralūs velniukai. Nemaišykim su antikrikščioniška velnių filosofija. Not to be confused with the Christian propaganda velniai. They came and they started to maybe teach me. Tie velniukai atėjo šiek tiek pamokyti mane gyventi. Nuo to aš pasidariau velniukas ir supratau, kaip gyvenimas jungiasi su kosmos upe. And of course, that was my dear friend's Ant sienos buvo projektuojamas mano kolegės darbas, o aš kūriau muziką ir pasirodyme naudojau savo balsą. At the same time, artists are in a sense to society. Menininkai yra socialinio pasaulio dalis. Ir mes juos bandome parodyti šiek tiek velniškai, kurie gali kabinėtis prie žmonių, gali juos pajuokti, gali atnešti džiaugsmą, bet iš esmės rodome tikrą gyvenimą. Thank you everyone. I love you. Četavne Amerika. Paskutinieji komisijos vertinimai Tėvynių sąjungoje. Tikras dešimtukas, kaip sako mokyklai. Už įspūdingą vizualizaciją, už tikrą čia vietoj gimimą tikro meno, už gyvą ir originalią animaciją, už išjaustą tą tikrą gaivalą. 10. Na, irgi labai džiugu, kad taip sėkmingai yra panaudotas folkloras. O dabar dėmesio į ekranus. Komisijos vertinimų lentelė. Ir pirmoje vietoje komisijos vertinimų komanda Tėvynių sąjunga. Jie surinko maksimalų balų skaičių – 30. Ačiū komandoms, kad jūs esate tokie draugiški, ačiū komisijai už jūsų vertinimus. Taigi kviečiu gerbiami televizijos žiūrovai pasilikti po reklamos ir sužinoti galutinius rezultatus. Antra vieta Tėvynių sąjunga, 25 ir iš karto, nelaukdami nieko. Pirmoje vietoje mes matome komandą, trečiąją vietą. Galutinėse rezultatuose Tėvynių sąjunga 42 balsai. O antroje vietoje mes visi suskaičiavome ir galutinė lentelė industriniai pilogiai 53.